Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje atnaujinta informacija apie nutraukimą antros pakopos kaupimo. Ir čia man užkliuvo savarankiškai dirbantiems informacija. Tai, kadangi informacija yra atnaujinta, aš ją noriu paskleisti kuo plačiau. Jeigu nusprendėte pasitraukti iš antros pakopos ir vykdote veiklą, pavyzdžiui, su individualia veikla pagal pažymą ir pasirinkote įmokėti įmoką sodrai tik tai pateikus deklaraciją. Tai kokia situacija? Jeigu norite nutraukti kaupimą antroje pakopoje, jums ir norite sumokėti tuos 3% į antros pakopos pensijų fondą už 25 metus, tuomet jums pirmą reikia pateikti deklaraciją ir tik tuomet įmokėti įmokas sodrai. Įsitikinti, kad tie 3% nukeliavo į antrą pakopą ir tik tuomet teikti prašymą pasitraukti iš antros pakopos. Kaip žinot, prašymai priimami nuo sausio 1 iki kovo 31 dienos ir paskui nuo balandžio 1 iki balandžio 15 bus išmokamos išmokos. Tai yra vienas būdas ir kitas būdas. Jeigu nenorite mokėti įmokų tų 3%, viskas, jau griežtai nusprendėte, kad traukitės iš antros pakopos, tuomet teikite prašymą iki deklaracijos pateikimo. Reiškia, tai turėtų būti iki gegužės 2 dienos. Bet įdomioji dalis yra ta, kad jeigu jūs prašymą teiksite balandžio, pavyzdžiui, mėnesį ir deklaraciją teikite irgi balandžio mėnesį, tai jums dar atsiranda prievolė įmokėti tuos 3% už 2025 metus, nes jūsų antros pakopos sutartis dar nebus nutraukta. Jinai bus nutraukta tik tai Liepos nuo 1 iki 10 dienos arba iki 15 bus išmokamos išmokos. Taigi, dar kartą kartoju, jei norite įmokėti įmokas tuos 3%, tuomet pirmą teikiate deklaraciją, susimokate įmokas sodrai ir tik tuomet teikiate prašymą nutraukti. Ir jeigu jūs nenorite mokėti įmokų už 2025 metus, tuomet pirmą teikiate prašymą ir tai jau reiktų padaryti nuo sausio 1 iki kovo 31 tame tarpe, per tą ketvirtį. Nežinau, ar protingas sprendimas patį pirmą ketvirtį teikti prašymus, tiesiog nežinau. Aš taip neskubėčiau, bet čia yra jūsų kiekvieno pasirinkimas. Mano tikslas yra tik informuoti apie galimybės ir linkiu jums protingų sprendimų.